Ąžuolrauvį paliko pusryčių virti. Ąžuolrauvis užkūrė ugnį, sukaitė puodus ir kai pusryčiai baigė jau virti, ateina toks seneliukas, pustrečios pėdos aukščio, o jo barzda 12 mastų. Abudu pasakė vienas kitam labą rytą ir tada seneliukas prašo: Sūneli mielas, gal turi ką pavalgyti, aš jau 3 dienos kaip nieko nevalgęs. Senis visas tik dreba, atrodo labai išvargęs. Ąžuolrauvis pasigailėjęs pripylė dubenį sriubos, davė gabalą paukštienos, paėmęs pasodino prie ugnies ir senis skaniai ėmė valgyti. Bevalgant tik dribt šaukštas ir nukrito ant žemės. Sūneli mielas, paimk. Kai tik ąžuolrauvis pasilenkė, senis tuojau šoko ant pečių, apsuko savo barzdą jam apie kaklą ir išrėžė iš pečių diržą. Paskui suėdė viską, kas tik tai buvo išvirta, užgesino ugnį